Tai trofėjus svarbus ar vis dėlto tai labiau repeticija prieš Eurolygos finalo ketvirtą? Tai aišku svarbus, kiekvienas trofėjus yra svarbus, tai kam žais ten 9-8 mėnesius ir paskui, kad būtų nesvarbu. Kur žaidžiam, ten norisi laimėti ir šitas trofėjus aišku yra gerai, bet čia dar ne pabaiga, kaip ir pats minėjot, dar laukia Eurolyga, Rusijos čempionatas, taip kad šiandien galima pasidžiaugti, o nuo rytojus poryt pradėti ruoštis. Ramas geriausias! Ar pusfinalis galima sakyti buvo sunkesnis nei finalas? Sunku, aišku, vakar negaliu sakyti, kad šiandien buvo lengva, šiandien buvo irgi sunku, bet vakar tikrai Rytas žaidė gerai ir mes galbūt nežaidėm taip, kaip norėjom, galbūt čia ir Ryto nuopelnas, kad nedavė tai žaisti, bet vakar buvo tikrai prastas rungtynės ir džiaugiuosi, kad šiaip ne taip pabaigoje pavyko laimėti. Ir atidavėm labai daug jėgų, aišku, šiandien buvo irgi sunku, bet ką padarysi. Krepšinis toks yra dalykas, kartais reikia žaisti daug ir nieko nepasiskusi. Vakar žaidimo kokybė lyg ir nebuvot patenkinti, ar šiandien jau ta kokybė žaidimo buvo geresnė? Buvo geresnė, negaliu sakyti, kad jinai ideali, vis tiek yra tų momentų, kuriuos reikia taisyti, bet turbūt jau dabar kaip ir, sakykime, nėra svarbu, kas buvo šiandienos rungtynėse, mes laimėjom, bet reikia analizuoti, kad nekartotų ateityje tų pačių klaidų ir pasistengti žaisti kaip įmanoma geriau, nes tikrai nebus lengviau ateityje. Jei Stambulė CSKA liktų antroje ar trečioje vietoje, sezonas būtų nesėkmingas? Nežinau, nenoriu taip toli galvoti, matysim, kai tenai sužaisim, kas ten bus. Negali laimėti visko, sakykime, priklauso nuo žaidimo. Jeigu žaidi tikrai gerai, darai viską, ką suplanavęs ir atiduodi visas jėgas ir pralaimi, tai turbūt nesijauti galbūt tai blogai, nes žinai, kad padarai viską, galbūt tą dieną buvo stipresni priešininkai. Aišku, kitas atvejis, kada nežaidi taip, kaip nori, žaidi blogai ir pralaimi. Ir žinai, kad gali geriau, tai visai kas kita, bet nenoriu taip toli žiūrėti ir pamatysim, kaip ten bus. Žiūrėsim dar Rusijos čempionatas, taip kad dar varžybų bus. Ramūnai, vertinant komandos sudėtį, pavardės, kurios yra įspūdingos CSKA komandoje, ir tai yra stipriausia komanda, kokie kada nors žaidėjai, įskaitant ir nacionalinę rinktinę? Man asmeniškai. Aš žaidžiau tikrai neprastose komandose ir tas pats Panathinaikos, kur ten irgi tų žvaigždžių labai daug ir paėmus tą patį CSKA, kai atėjau pirmais metais, tai galima tas pavardės vardinti, visi žino ir kokie žaidėjai buvo, kokie yra. Dabar ateina jaunesni kažkiek galbūt ir aišku, jau žinomi žvaigždės tai komandai, Europoje, sakykime, žaidėjai. Taip kad, nežinau, rinktinė, tai apskritai surinkti geriausi žaidėjai, tai čia labai sunku lyginti klubą ir rinktinę. Rinktinė yra visai kas kitas dalykas, čia jau kitas žaidimas visai, o klubas lieka klubu. Savo vaidmeniu tame žvaigždyne esi patenkintas? Nekalbėsiu aš apie vaidmenis, čia nieko nepakeisi, yra kaip yra, aš stengiuosi padėti, kiek nuo manęs priklauso, kiek man leidžia. O tie vaidmenys svarbiausia laimėti. Jeigu mes laimėsim, aš būsiu patenkintas. Koks jausmas, kai mačą pabaigoje visas salės skandavo šiška? Nerealiai. Iš tikro, tuo labiau, kai žaidėjai kitoj komandai ir tave visi palaiko, tai tikrai pats didžiausias ačiū sirgaliam, kurie neįtikėtini. Visi žino ir būnant Lietuvoje ar čia ar Kaune, mane labai maloniai nustebino tas ir aš be galo dėkingas. Dėkui.